kiekvieną mėnesį darome čia susitikimus, kur vienijame mokslo, žinių, sveikata besidominčių žmonės. Tai šį kartą jūs pakvietėm į pokalbį, tokį šiltą, labai natūralų pokalbį apie bariatriją, apie svorio mažinimo chirurgiją, apie svorį mažinančius medikamentus ir apskritai apie mūsų psichologinę būseną ir kaip mums išlaikyti tą sveiką santykį visų pirma su pačiu savimi. Tai šiandien mes turime 3 mohikanus. Aš nežinau, ar galima turėti geresnę konsultaciją, kai vienoje vietoje turime gydytojus, chirurgus, endokrinologus, psichiatrus. Man pačiai besiruošiant šitai diskusijai buvo, iš tikrųjų baisu ruošti klausimus, kai yra tokio kalibro gydytojai ir iš tikrųjų man atrodo, kad kiekvienam iš mūsų reikalingi tokie žmonės šalia, nes kiekvienas iš mūsų susiduriam su ta visą gyvenimą nelemta kova su svoriu, kaip kilogramas aukštyn, kilogramas žemyn. Tai iš tikrųjų mūsų tas vakaras, kaip jisai atrodys, mes visų pirma turėsim trumpas prezentacijas iš kiekvieno iš gydytojų ir drąsiai klauskit klausimus, jeigu jūs turit po kiekvienos prezentacijos, aš turiu ir jūsų klausimus, ką jūs uždavėt elektroniniu formatu. Ir po to mes turėsim trumpą diskusiją kartu visi 3, kur galėsim visi drauge padiskutuoti jums rūpimais klausimais. Tai dabar norėčiau prezentaciją pakviesti, kadangi, kaip ir mes sakėm, viskas prasideda mūsų galvoje ir nuo mūsų galvos. Tai gydytoja psichiatrė Eimantė Kamilė Kališauskienė, ji specializuojasi emocinių ir valgymo sutrikimų gydyme, ypač dirba su pacientais, kurie patiria psichologinį diskomfortą dėl svorio ar chirurginių intervencijų. Šiuo metu gilina žinias psichoanalitinės psichoterapijos srityje, taiko integruotus gydymo metodus ir dalyvauja nacionaliniuose bei tarptautiniuose mokymuose. Jos stiprybė yra gebėjimas susijęti emocinį valgymą, nuotaikų kaitą ir elgesio pokyčių su realiu gyvenimu bei jo gydymu. Nežinau, man tai atrodo, tai čia reikia man paskaitos jūsų, nes viskas čia, kas išvardyta, ir nuotaikų kaita, ir elgesio pokyčiai, ir realus gyvenimas atitolęs per valgymą, tai labai laukiam jūsų prezentacijos. Ačiū. Ačiū už tokį pristatymą, labas vakaras visiems. Tai iš tikrųjų nuo žodžiai sudėtingi, bet mano prezentacija labai tokia žemiška bus. Ir aš pakalbėsiu apie tai, kaip tam tikros psichologinės charakteristikos ir kai kurie psichikos sutrikimai gali įtakoti nutukimo atsiradimą ir atvirkščiai, kaip pats nutukimas veikia psichikos sveikatą. Tai tradicinė pirma skaidrė apie priežastis, kurių iš tikrųjų yra labai daug ir įvairių, bet ką norėčiau akcentuoti, kad psichologiniai veiksniai ir psichikos sutrikimai taip pat suvaidina nemažą rolę nutukimo atsiradime. Ir pradžiai aš norėčiau pakalbėti apie tam tikras psichologinės charakteristikas, tai yra mūsų visų asmenybės bruožus, kurie patys iš savęs nėra nei kažkokie blogi, nei geri, tai visiškai nekalbam apie kažkokią patologiją, nekalbam apie psichikos sutrikimus, tiesiog mes visi esam unikalios asmenybės su savo atskiru asmenybės bruožų rinkiniu. Ir jeigu taip grubiai suskirstyti pagal santykį su maistu asmenybės, tai tokie 2 pagrindiniai tipai, aišku, yra tarpinių variantų, bet pagrindiniai būtų slopinantis tipas. Tai reiškia, kad tie žmonės, kurie susiduria su stresu, liaudiškai tariant, užspaudžia skrandį, visiškai nesinori valgyti, gali būti net pykinimas, šleikštulys ir jau kraštutinė forma vėmimas, viduriavimas. Ir užsitęsus tokiam ilgalaikiam stresui, tokie žmonės dažniausiai ilgainiui netenka svorio. Ir visiškai priešingas tipas, tai yra valgantis emocijas tipas. Tai priešingai, tokie žmonės susidūrę su stresu pradeda save raminti maistu. Ir tai vyksta, noriu pabrėžti, kad ne iš alkio. Žmogus valgo ne dėl to, kad yra alkanas, bet dėl to, kad tokiu būdu bando save nuraminti. Ir kadangi šiandien kalbame apie nutukimą, tai visgi aktualesnis yra tas valgantis emocijas tipas. Tai jį truputėlį detaliau norėčiau panagrinėti. Taip, tai jeigu turim pagal savo asmenybės sąrangą, tą bazę, kai žmogus reaguoja į stresą valgydamas ir dar prisideda tam tikri papildomi veiksniai,
atskiri bruožai, galim turėti bėdų. Tai padidėjęs emocinis jautrumas ir emocijų reguliacijos sunkumai. Ką tai reiškia? Jeigu žmogus iš savęs, iš savo prigimties yra labai jautrus, net į menkiausius tokius gyvenimiškus iššūkius reaguoja kaip į stresą ir save ramina maistu, tai susidaro toks ydingas ratas. Ir antra dalis – emocijų reguliacijos sunkumai. Ką tai reiškia? Kad žmogus neturi savo arsenale kitokių būdų, kaip save nuraminti, tik per maistą. Ir šitoje vietoje iš tikrųjų labiausiai padeda psichoterapija, dėl to, kad padeda atrasti tuos naujus būdus, kaip kitaip save nuraminti. Toliau polinkis į impulsyvumą. Ką tai reiškia? Tai yra toks negebėjimas atidėti malonumą. Kaip sakom, impulsyviam žmogui pirmiausia veiksmas, o pagalvoja tik po laiko. Ar ne? Tai su maistu lygiai tas pats, jeigu užsinorėjau, tai čia ir dabar sunku save sukontroliuoti ir atidėti tą norą pavalgyti. Priklausomybinės tendencijos. Labai sąmoningai parašiau žodį tendencijos, dėl to, kad mes šiandien kalbam apie priklausomybės kaip po tokias psichikos ligas sunkes. Tai yra tam tikri polinkiai. Ir jie iš tikrųjų net mūsų kultūrinėje erdvėje yra kartais labai socialiai priimtini. Kas yra apskritai priklausomybė, tai tokios atlygio mechanizmai, kurie padeda išsiskirti dopaminui smegenyse ir mes tada jaučiam tokį didžiulį malonumo, pasitenkinimo jausmą. Ir ką mes darom, kai norim kažką atšvęsti? Einam į restoraną, skaniai pavalgyti. Tai vat pats iš savęs tas bruožas, jis nėra kažkoks netinkamas, kažkoks blogas, bet jeigu susideda visas rinkinys tų asmenybės bruožų, galim turėti bėdų. Ypač jeigu žmogus niekaip kitaip nesugeba kaip save motyvuoti ir tas apdovanojimas tiesiog vyksta kiekvieną dieną dėl menkiausių atliktų užduotėlių, tai gaunas toks nuolatinis užkandžiavimas ir ilgainiui tai gali vesti į antsvorį ir nutukimą. Vidinių emocinių konfliktų išraiška per kūną. Skamba taip gan sudėtingai, bet pabandysiu paaiškinti. Psichoanalitiniu požiūriu apskritai kūnas yra kaip metafora. Ir mes netgi savo kalboje turim tam tikrų išsireiškimų, kur žodžiais tarsi kalbam apie kūną, apie fiziologinius procesus, bet perkeltinė prasme turim omeny emocijas. Pavyzdžiui, ar ne? Kai kažkas labai nepatinka, įgrysta, atsibosta, sakom, apsivemsiu, negaliu. Ne? Arba kai nenorim veltis į konfliktą, kai stengiamės nutylėti, sakom, norėjau pykti, norėjau nuoskaudą. Ne? Ir yra tam tikra dalis žmonių, kurie iš tikrųjų dėl vienokių ar kitokių priežasčių gyvenime neišsiugdė to savo emocinio intelekto. Jiem yra sunku savyje pajusti, atpažinti ir įvardinti emocijas. Ir tokiem žmonėm kūnas jau nebe metafora, o labai tiesiogiai visi jausmai, visi išgyvenimai, psichologiniai procesai jaučiasi per kūną. Ir tokiu būdu vystosi taip vadinamos somatizacijos. Tai reiškia, kad žmogus jaučia tam tikrus simptomus, kurie netgi gali imituoti tam tikras fizinės ligas, bet patologijos realios kaip ir nėra. Pats paprasčiausias pavyzdys, iš tikrųjų, kur turbūt visi, bent jau kas augina vaikus, tikrai susidūrė, tai maži vaikai, kol dar yra emociškai nebrandus, nesugeba išpasakoti, kaip jie jaučiasi, ne? Tai jeigu dėl kažko nerimauja, kažko bijo, pirmas simptomas koks? Pilvas skauda. Skauda pilvą. Taip. Ir tai nereiškia, kad jie meluoja ar simuliuoja, iš tikrųjų skauda pilvą. Bet tai yra dėl emocinės nebrandos, va tokia išraiška per kūną. Tai vat tiem žmonėm, kurie net ir suaugę, kažkodėl neišsiugdo to savo emocinio intelekto, jiem viskas vyksta per kūną. Ir jeigu prarijau pyktį, tai labai tiesiogiai susinervinau, nuėjau pavalgyti. Arba jeigu liūdna, vienišumo jausmas, kažkokios vidinės tuštumos jausmas, tai vėlgi labai tiesiogiai bandau užpildyti tą vidinę tuštumą maistu. Taip, tai
Tai čia iki šiol aš kalbėjau apie tokias psichologinės charakteristikos, kurios nėra nei jokia patologija, nei psichikos sutrikimas pats iš savęs, tai mes visi turbūt savyje kažkokių momentų galim atrasti. Ir dabar kas būna, jeigu turim tokį žmogų, kuris yra linkęs į emocinį valgymą ir dar vyšnia ant torto prisideda psichikos sutrikimas, kuris gali būti atsiradęs visiškai dėl kitų gyvenimiškų priežasčių, nieko bendro tiesioginio su valgymu, bet tokiam žmogui jau atsiranda bėdų dėl to, tarkim, atsiranda nerimo sutrikimas ar ne, žmogus jaučia pastovų nerimą ir save nuolat ramina per maistą. Tai aišku, atviri vartai į nutukimą. Depresija kaip liga apskritai turi labai daug skirtingų veidų ir tam tikri simptomai net gali būti priešingi vieni kitiem, bet yra tokia forma, taip vadinama adinaminė depresija. Tai reiškia, kad žmogus ne tik yra liūdnos nuotaikos atsiribojęs, bet jisai guli lovoj, neišeina niekur iš namų, jo judėjimas apsiriboja vien tik kambario erdvėje iki tualeto, iki šaldytuvo, ar ne, ir tada jau susideda du veiksniai. Tai ir emocinis valgymas susideda ir nejudra. Tai tokia jau bomba, kalbant apie nutukimą. Kai kurie asmenybės sutrikimai, tai čia daugiausia kalba eina apie ribinę asmenybės sutrikimą, kuriam būdingos labai staigios, išraiškingos, tokios kraštutinės emocijos, labai didžiulis impulsyvumas, tų impulsų kontrolės stoka ir vidinės tuštumos jausmas. Tai vėlgi, jeigu yra polinkis į tą raminimąsi maistu, tai vėl iš to kyla problemos. Valgymo sutrikimai labai tiesiogiai daro įtaką, ypač jeigu tai yra bulimija ir taip vadinamasis kompulsinio persivalgymo sutrikimas. Angliškai turbūt girdėtas terminas binge eating. Tai čia, man atrodo, viskas aišku. Miego sutrikimai. Atrodytų iš pirmo žvilgsnio nieko bendro, ar ne, bet iš tikrųjų žmogus, kuris yra nuolatiniai tokioj miego deprivacijai, tam miego trūkume, jis jaučia nuolatinį nuovargį ir energijos stoką. Ir intuityviai bando tą energijos lygį kažkaip pasikelti. Ir tas pasikėlimas intuityviai gaunas kaip per stimuliantus, kofeiną ir greitai angliavandenį, cukrus. Ir labai tiesiogiai netgi tie žmonės sako, kad visiškai nesinori va to rimto, sveiko maisto, noris greitai šokoladuko, saldainio ir va taip dirbtinai pasikelti tą energiją. Ir kiti psichikos sutrikimai, tai čia atskirai neišskyriau, bet jau kalba eina apie tokius sudėtingesnius atvejus, kaip įvairios intelektinės negalias, pažengusios šizofrenijos, asmenybės defekto, demencijos, organiniai psichikos sutrikimai, kurie atsiranda dėl kažkokių smegenų traumų, insultų arba epilepsija, jeigu yra labai sunki. Tai daugiausia kalba eina, kai žmogus pats nekontroliuoja savęs, nesuvokia, yra nekritiškas savo būsenai ir yra valdomas tokių impulsų. Taip, kaip ir pačioj pradžioj minėjau, psichikos sveikata ir nutukimas yra toks dvipusis eismas. Ir taip kaip psichologiniai veiksniai gali įtakoti nutukimą, taip ir nutukimas pats iš savęs įtakoja psichikos sveikatą. Ir nutukusiam žmogui standartiškai kas pasireiškia? Tai pirmiausia, sumažėjusi savivertė, atsiranda nepasitenkinimas savo kūnu, atsiranda tokia atstūmimo baimė, patyčių baimė, o kartais net ir realiai patiriamos patyčios. Ir tai veda žmogui į tokią socialinę saviizoliaciją, jis pradeda vengti susibūrimų, bendravimų, atsisako kažkokių savo būrelių, hobių, atsiranda vienišumo jausmas, vengia romantinių santykių. Ir gilėjant visai tai situacijai jau gali prisidėti ir psichikos sutrikimai ir daugiausia kalba eina apie nerimo sutrikimus ir depresiją. Ir dar išskyriau miego sutrikimai ir seksualiniai sutrikimai, tai čia yra toks miksas, kur veikia ir psichologiniai veiksniai, ir fiziologiškai dėl nutukimo, tai miego apnėja prisideda ir sugadina tą miegą, ar ne, ir seksualiniai sutrikimai, tai vėlgi ir dėl pakitusio hormoninio fono. Libidinė funkcija nukenčia, netgi šitas nevaisingumas išsivysto, čia endokrinologai turbūt geriausiai žino. Taip, ir ką daryti, ką gydyti, priežastis ar pasekmes.
jeigu reikėtų trumpai atsakyti vienu žodžiu, tai atsakymas būtų abu. Dėl to, kad jeigu mes tik tai akcentuojamės į pasekmes ir nekreipiam dėmesio į priežastis, tai tas gydymas būna labai netvarus ir kiti gydytojai neleis sumeluoti, ar ne, kad svorį tam kartui numeta, bet jeigu nekeičia elgsenos, nekeičia savo požiūrio, po truputį svoris vėl gali grįžti. Iš kitos pusės, jeigu koncentruojamės tik į priežastis, tai vėlgi tai yra neišmintinga, nes nutukusių žmogų reikia gelbėti jau čia ir dabar, nes pats nutukimas yra sveikatai labai pavojinga būsena, dėl visų rizikų jau čia, kur visi girdėjo, turbūt ir infarktai, insultai, diabetas ir taip toliau, tai jam reikia padėti čia ir dabar ir geriausia tą daryti komandoje ir pageidautina būtų, kad toj komandai būtų ir psichiatras, ir psichoterapeutas. Tai tiek trumpai, ačiū. Šiaip aš viskam pritariu, bet aš taip galvoju apskritai apie tą statistinį žmogų, apie pačią save. Tarsi maistas yra lengviausias laimės šaltinis. Aš nežinau, penktadienis, sunki darbo savaitė, apsidovanoja, man atrodo, mes kiekvienas iš mūsų, aš pati, ledais, kava, vynu, burbuliukais ir visais kitais picom, burgeriais, nes tai yra lengviausiai pasiekiama ir pigiausia laimė, nes visai kita brangu, psichoterapijos seansai yra brangu, operacijos, konsultacijos, viskas kaip iš to užburto rato paprastam žmogui išeiti. Ką mes galim savo padėti. Matot, tie, kurie neturi jokių problemų su svoriu, turi. Tai vaikai turi tą malonumą, nėra problemos, nes mes visi turim savo kažkokius reagavimo būdus, bet kai jau yra problema, tai psichoterapija ir padeda ieškoti tų kitų būdų, kaip rasti tą pasitenkinimą, kokį dar atlygį galiu gauti, gal bendravime galiu atrasti save, kažkokiom užimtume, veikloje, ar ten pasivaikščiojime, tiesiog ieškoti, kas tam žmogui individualiai būtų priimtina, kokie kiti būdai. A, Jezu, kaip sunku. Nežinau, bulkutė taip lengva, o čia dabar sportas, sveikata. Kiek jūs norite dabar numesti? 10 kilogramų aš pati. Numesti? Taip. Ko jūs norit, kaip atrodysit tada? Aš Pūs vėjas eisit. Ne, baikit, ne. Pašnekėsim dar vėliau apie šitus. Tai dabar... Aš turiu sąžininkai pasakyti, aš irgi 4 noriu numesti. Va, tai o kur jum? Ne, taip. Bus tikrai. Reikia juosmenį pasimatuoti visada, žinot, čia. Per didelis. Ne tik tai vyrams, kai jie, sakykime, ne ant svarstyklių, bet juosmenį reikia pasimatuoti, suprasti. Ar reikia mesti, ar nereikia. Čia, žinot, mes augam to Instagramo kartoj, kur pasižiūrim Instagramą, visos po gimdymų gražios, lieknos, visos laimingos, sportuoja, viską daro, o tu sėdi su bulkute ir vaiku ant rankų ir ką. Ir neturi laiko, ir noro, ir čia prasideda, po to pasižiūri savo nuotraukas, pagurklis, dar kas, tai tada gerai, kad su Norklinika tenka pabendradarbiauti, bet jau žinai, kur eiti, jeigu ką. Tai va, bet šiaip tikrai išplėtosim šitą temą visais kampais, kai taip pradėkime iš tikrųjų nuo mylėjimo savęs, kaip man irgi viena kolegė pasakė, kad sako, yra daugiau malonumų, kaip ir jūs sako, gyvenime, negu vien tik maistas, tik labai sunku tuos kitus malonumus kažkaip įgalinti ir tiest ranką į juos, o ne į kažkokią tai bulkutę. Bet dabar gydytoja endokrinologė Aistė pristatys savo temą iš endokrinologinės pusės. Ji yra gydytoja endokrinologė Norklinikoje, taip pat LSMU endokrinologijos instituto doktorantė, dėstytoja ir jis skaito į pranešimus tarptautinėse konferencijose, bendradarbiauja su Interdian tyrimais ir aktyviai dalyvauja endokrininių metabolinių sutrikimų gydymo tobulinime Lietuvoje. Tai iš tikrųjų gydytoja auksas ir mes truputį bendravome čia prieš visą šitą diskusiją. Tai iš tikrųjų turi nepaprastai daug įžvalgų ir apie visus medikamentus, kurie yra dabar prieinami rinkoje. Tai tikrai gydytoja labai laukiam jūsų įžvalgų ir po to klausimų. Ačiū labai už pristatymą. O aš noriu paklausti, kas iš jūsų manot, kad nutukimas yra liga? Pakelkite rankas. Bet yra ir to nemanančių. Bandysim truputį pažiūrėti, kaip čia yra iš tikrųjų. Tai kalbant apie nutukimą ir jo priežastis,
aš truputėlį kitų kampų gal tas priežastis pažiūrėsiu negu gydytoja psichiatrė. Viena iš priežasčių faktas. Na, per daug suvartojam kalorijų, per mažai judam. Tai, kas priklauso nuo mūsų valios. Vis dėlto, matot, yra dar 4. Ne tik nuo to priklauso. Priklauso nuo mūsų genetikos. Pagalvokite, ne? Tai kokį, na, ką žinau, gerą 100 metį mums gal net mažiau nereikia taip jau sunkiai dirbti, kad užsidirbti to maisto. Mums pakanka net mygtuką paspausti telefoną ir jau mums Boltas atveža. Mums nebereikia kažkur medžioti, dirbti, ūkį turėti ar panašiai. Dabar aplinkos veiksniai. Visa aplinka mus irgi skatina iš esmės tukti, aš taip liaudiškai pasakysiu, dėl to, kad darbai daugumos sėdimi, judam mažai, visur judam su mašina, su automobiliu ir nu, kaip ir, o ką padarysi, vis tiek tu prisitaikai prie tos šių dienų aplinkos ir gyveni. Hormoniniai pokyčiai ir reguliacija, kurie kartais yra tiesiog fiziologija. Jau šiandien prieš pradedant diskusiją truputį kalbėjom. Pavyzdžiui, menopauzė. Taip, menopauzė atėjus, nebesant estrogenų, lėtėja medžiagų apykaita ir sunkiau tą gerą svorį išlaikyti. Bet tai yra tokia fiziologija. Mums tiesiog reikės daugiau valios, norint pasiekti tą patį. Netgi mūsų mikrobiota, mūsų žarnyne gyvenančios bakterijos ir jos sudėtis įtakoja, ar vystysis mums tas nutukimas, ar būsim nutukę ar ne. Taigi negalim taip sakyti, kad tik tai mūsų ta valia ir mūsų ar valios nebuvimas kaltas dėl nutukimo buvimo. Taip. Daug įsijungia į visą šitą ir hormonų. Aišku, mūsų tema šiandien labiau apie gydymą, ne apie patofiziologiją. Aš čia labai neįsiplėsiu, bet vystosi rezistencija leptinui, rezistencija insulinui, kai žmogus nutunka. Grelinas yra realiai vienintelis hormonas, kuris skatina mūsų apetito atsiradimą. Visi kiti daugiau hormonai jį slopinantis yra. Išskiria ir pats riebalinis audinys daug įvairių biologiškai aktyvių medžiagų, kurios įsijungia į visą šitą mechanizmą, dėl ko nutukimas vystosi. Ir tai pats riebalinis audinys irgi yra mūsų kaip endokrininis organas. Antinkščių funkcija, skydliaukės funkcija gera irgi būtina geram svoriui palaikyti. Kokios gali būti nutukimo komplikacijos? Netgi 200 ligų, kurios išsivysto dėl nutukimo, kuris jau pats savaime irgi yra liga, gali vystytis, na, pradedant nuo jau minėtų kardiovaskulinių būklių, insultų, infarktų, hipertenzijų, dislipidemijų, diabeto, atsparumo insulinui, metabolinio sindromo, netgi daug vėžinių susirgimų yra sutinkami dažniau prie žmonių, kurie yra nutukę, kurie serga nutukimu, kitaip sakyti. Taigi, tai yra liga, kurią gydyti reikia. Ir tai yra pasaulinė epidemija iš esmės. Nutukimo daugėja. 22 metais pagal Pasaulio sveikatos organizacijos duomenis, ar ne, turėjom 2,5 milijardo pasaulyje suaugusių žmonių, kurie buvo nustatytas antsvoris ir daugiau nei 890 milijonų, kurie buvo nustatytas nutukimas. Na, o jeigu lyginant, pamato 1990 metais antsvorį turinčių 25%, o 24 metais jau turim 43%. Taigi tas juda į priekį ir mums to svorio priaugti darosi vis lengviau. Lietuvoje pagal registrų duomenis, kas jau ten, ką šeimos gydytojai suveda į savo, sakykime, ar ne, elektroninę sveikatą, ar ne, kiek tų žmonių nutukusių. 39% suaugusių nutukusių, 74% su per dideliu kūno masės indeksu. Na, aišku, čia gal neatspindi visos realios situacijos, bet tokie duomenys yra. Kaip mes diagnozuojam tą nutukimą? Ar pakanka vien tų kilogramų matyti, kad per daug turi, ar reikia dar kažko? Tai iš tikrųjų, jeigu kūno masės indeksas virš 30, tai taip, mes turim nutukimą, ne? Jeigu turim virš 25 ir liemens apimties ir ūgio santyki daugiau 0,5, jau irgi galim galvoti apie nutukimą. Ir svarbus ir tie visi ir funkciniai, ir psichologiniai aspektai, medicininės kitos būklės įtakotos nutukimo, ar jos yra ar ne. Diagnozavę nutukimą, priskiriam stadiją jo ir tada galvojam jau apie personalizuotą, individualią prieigą ir gydymą to nutukimo. Nutukimo laipsnį, kaip matot, ar ne, jeigu kūno masės indeksas 25-29 turim antsvarį ir atitinkamai didėjant tam kūno masės indeksui, nuo 30 jau turim pirmą nutukimo laipsnį ir atitinkamai didėjant tie laipsniai didėja.
turim ir tikslesnę tą nutukimo klasifikaciją, ne tik tai pagal kūno masės indeksą. Yra tokia dar Edmontono klasifikacija, kur atsižvelgiama ne tik į kūno masės indeksą, bet ir į judėjimo, psichologinės komplikacijas, medžiagų apykaitos sutrikimus ir panašiai, kuris padeda po to labiau galbūt individualizuoti pacientų parenkamą gydymą. O kalbant apie gydymą, faktas, kad pradedam vis tiek bandyti keisti savo gyvenimą. Nepradedam nei nuo medikamentų, nei nuo chirurgijos. Vis tiek pirmą turim daugiau judėti, turim žiūrėti, ką ir kiek ko valgom. Jeigu šitie dalykai neveikia, galim keliauti prie medikamentinio gydymo. Ne visada ir šitas medikamentinis gydymas, dar kalbėsiu, gali būti efektyvus, ar prieinamas, ar panašiai, ar tinkamas, ir mums gali prireikti ir chirurgijos. Europos asociacijos studijų nutukimui gairėse labai svarbiai akcentuojama, kas mums svarbu ne tik tai svorį numesti, mums svarbu iš karto vertinti, kad būtų gydomos ir nueinamos to nutukimo komplikacijos ir iššaukiamos būklės. Pavyzdžiui, renkantis medikamentinį gydymą, mes turim žiūrėti, kad galbūt jau turi tas gydymas įrodymų, kalbant ir mažinant obstrukcinę apnėją, ar kardiovaskulinę riziką, ar kepenų suriebėjimą, ir atitinkamai pagal tai žiūrėti ir vertinti ne tik kūno masės indeksą, bet būtent tas galimas nutukimo komplikacijas, ar komorbiditis vadinamas. Kada pradėti gydyti nutukimą? Tai iš esmės, jeigu žmogus bando laikytis dietos, bando įjungti savo gyvenseną fizinį aktyvumą ir nesiseka to svorio numesti ir vis tiek kūno masės indeksas virš 30 arba kūno masės indeksas virš 27 ir dar turim gretutinę ligą ar arterinę hipertenziją, dislipidemiją, prediabetą ar diabetą ir kitas nutukimo jau įtakotas būklės, galim galvoti apie medikamentinio gydymo pradžią. Svarbu, aišku, aptarti su pacientu, kokie tikslai, lūkesčiai, vartojimo būdas, kokie galimi šalutiniai reiškiniai, vaistų kaina ir priimti geriausią tinkamą tam pacientui sprendimą. O šiuo metu Europoje šiaip turim 5 registruotus vaistus nutukimui gydyti ir visus juos turim ir Lietuvoje šiai dienai. Tai yra orlistatas, virškinimo trakto lipazių inhibitorius, naltreksono hidrochloridas ir bupropiono hidrochloridas, ar bupropioną jau šiandien girdėjau ir jūsų kalbą, ir 3 injekuojamieji GLP-1 receptoriaus analogai, tai liraglutidas ir semaglutidas, ir GLP ir GIP receptorių agonistas tirzepatidas. Tai pirmasis, čia matot ir tos jau pirminius pavadinimus, ir dabar labai tikiu, kad vieno pavadinimo pasigenda čia. Tai čia turim Xenikal orlistatą, Misimba, naltreksonas bupropionas, Vegovis semaglutidas ir Mounjaro tirzepatidas. Nematot Ozempiko, apie kurį čia visas Instagramas ir visur visi kalba. Tai iš tikrųjų Ozempikas pats kaip vaistas neturi įrodymo, ir būtent ta sudėtimų ir Ozempiko pavadinimų nebuvo tirtas nutukusių pacientų, tik nutukusių pacientų tarpe. Jis atėjo į rinką kaip diabetui gydyti skirtas vaistas ir buvo pastebėta, kad krenta svoris gerai nuo jo, gal reikia ištirti tuos žmonės, kurie turi tik nutukimą, neturi diabeto ir gal galėsim tada mes gydyti ir juos šito vaistu. Tai tam buvo truputį kitos dozuotės parinktos ir atsiradęs vaistas tos pačios firmos Vegovi pavadinimu, kuris jau turi tyrimus visus atliktus klinikinius ir įrodymus, kad jis yra tinkamas nutukimo gydymui. Tai va, toliau kalbant apie orlistatą, tai iš esmės riebalus, kuriuos mes suvalgom, neleidžia jisai įsisavinti žmogui. Mes išsituštinam tiesiog, neįsisavinam tų riebalų ir jie nepatenka į mūsų ląsteles. Ir per 52 savaitės tikėtina pagal tyrimus apie 4% kūno masės su šiuo vaistuku numesti. Žinoma, gali būti ir nepageidaujamų reiškinių, kaip pilvo skausmo, riebių išmatų, skubaus poreikio tuštintis. Naltreksonas bupropionas, tai opioidinių receptorių antagonistas ir mažina jisai alkį, mažėja maisto suvartojimas, mažėja poreikis saldumynam. Per 56 savaitės per metus
tikėtina tokio vaistuko vartojant numesti apie 4,2%. Ir gali būti irgi šalutinių reiškinių pykinimo, vidurių užkietėjimo, vėmimo, galvos skausmo, burnos džiūvimo, galvos svaigimo. Gal žinot, kas čia? Iguana. Varanas. Nu, čia yra tokia gila pietvakarių Amerikoje gyvenantis driežiukas, kuris yra nuodingas, kurio nuoduose tyrinėjant buvo rasta į tokias GLP molekulės panašių derinių molekulių, ar ne, driežas, jeijo įgelia savo aukai ir gauna auką tų nuodų, sukelia pankreatitą ir net dėl to auka miršta. Bet vienas ten mokslininkas tyrinėjo ir pamatė, kad tuose nuoduose esanti viena medžiaga labai panaši į mūsų žarnyne išsiskiriančią ir esančią medžiagą, vadinamus inkretinus, tos GLP ar ne molekulės. Nu ir prasidėjo tyrimai. Tyrinėta, kol per daug metų prieita ir atrasti tie GLP-1 receptorių agonistai, kuriuos mes šiai dienai, iš esmės iš to driežo nuodų kilusius, sakykime, vaistukus vartojam gydymui tiek diabeto, tiek nutukimo. Na, kaip jie veikia? Jie veikia į centrinį nervų sistemą esančius receptorius ir slopina alkio jausmą. Mes tiesiog jaučiamės, pacientai vartodami tos vaistus jaučiasi sotesni ir nenori valgyti, nėra to alkio poreikio. Dėl sotumas mažėja, tas apetitas ir mažėja, tada maistui potraukis mažėja, noras saldžiai mažėja, noras užkandžiauti, suvartoja mažiau tų kalorijų ir svoris krenta. Liraglutidą vartojant per 56 savaitės tikėtina apie 5,4% kūno svorio numesti, o semaglutidą vartojant apie 12,5% kūno svorio per 68 savaitės. Niekam nepaslaptis, kad šitos grupės vaistai tikrai turi ir nemažai dalį pacientų turi, bent jau vartojimo pradžioj šalutinių efektų, ar ne? Tikrai pradžiai vartojimo praktiškai dažnas pacientas, vos ne kiekvienas jaučia kažkiek šleikštulį, papykinimą, negerumą. Labai nedidelis procentas yra pacientų, kurie iš vis negali tų vaistų vartoti ir atsisako, nes juos tiesiog pykina ir jau sakė, geriau aš be tų vaistų ir stambesnis, bet aš taip negaliu gyventi, bet nedidelis procentas, bet vis dėlto tokių yra. Įdomus dalykas dar yra tas, kad semaglutidas Vegovis atliko select studiją ir įrodė, kad šis vaistas ne tik gydo nutukimą ir mažina svorį, bet ir mažina didžiųjų kardiovaskulinių įvykių rizikas, ar ne, insultų, infarktų, hospitalizacijos dėl širdies nepakankamumo rizikas. Tai net iki 20%, ar ne, mažina, tai manau, tai irgi yra toks svarus ir geras įrodymas. Tirzepatidas. Tai čia jau jisai savo sudėtį turi ne tik GLP-1 receptorių agonistą, bet ir GIP receptorius aktyvuojančią medžiagą, kuri dar, kita kaip ir inkretino sistema, mažiau ištirta, bet svarbi, stimuliuoja insulino sekreciją, gali turėti įtakos riebalų metabolizmui, lipolizei, riebalinio audinio jautrumui, insulinui. Ir slopina gliukagono sekreciją, didina nuo gliukozės priklausomą insulino sekreciją, vėlgi lėtina šitas vaistas skrandžio išsituštinimą, dėl ko mažėja apetitas, veikiama centrinė nervų sistema ir ten esantis receptoriai, irgi pacientai jaučiasi sotesni, skatinamas svorio mažėjimas per apetito slopinimą ir galima riebalų metabolizmo reguliaciją. Pagal tyrimus šitą vaistuką vartojant per 72 savaitės tikėtina numesti nuo 10 iki 20% nuo pradinio svorio priklausomai nuo dozės ir indikacijos. Šalutinių reiškinių, kaip ir kadangi vis tiek irgi GLP-1 agonistą turim, tai gali būti ir pykinimas, ir viduriavimas, ir vėmimas. Paprastai, kaip ir sakiau, pradžioj vartojimo šitų vaistų pacientai tai jaučia, per savaitę porą dažniausiai šitie simptomai praeina, bet nedidelė dalis yra, kurie negali vaisto vartoti dėl tų šalutinių. Tas tirzepatidas kol kas dar neturi kardiovaskulinių įrodymų, čia yra visų tų GLP-1 receptorių agonistai, parodyta, kas turi tas kardiovaskulinės rizikas mažinančius įrodymus, bet tirzepatido dabar šiuo metu yra atliekama SUPRA-SPOT studija, kur siekiame įrodyti, kad jis irgi turi kardiovaskulinės naudas, tai žiūrėsim, lauksim tų rezultatų.
Buvo palyginamoji studija, kasgi geriau, ar ne, semaglutidas ar tirzepatidas, kitaip sakant, Mounjaro, Ozempic ar Wegovy. Ir, na, šitam tyrime 751 suaugęs dalyvavo, na, skirtas arba semaglutidas arba tirzepatidas, matot parašytas dozes, po 72 savaičių rezultatai parodė, kad tirzepatido grupės dalyviai vidutiniškai apie 20% kūno svorio neteko, semaglutido 13,7. Taigi, na, įrodytas, jeigu svorio metimo tiesiog prasme, kad efektyvesnis yra tirzepatidas. Ai, atsiprašau, kažkur pabėgau. Ne. Pabandys grąžinti. Aha. Dabar viskas gerai, aš to jau nukeliausiu dabar tada, kur man reikia. Ne, kažkaip man į pusę dabar keliauja. Gerai, ačiū. Taigi, iš esmės, jeigu jau paskiriam nutukimo gydymą, efektą turėtumėm vertinti po 3 mėnesių. Ir tikslas, kad per tuos 3 mėnesius nukristų ne mažiau negu 5% kūno svorio. Jeigu mažiau, tai tikėtina, kad gydymas nebus efektyvus. Ir būna bet kurį iš mano minėtų vaistų, tų vadinamų non-responderių pacientų, kur, na, nepaisant skiriamo gydymo, nieks nesikeičia. Ne visada aiškios to priežastys ir atliekama tyrimų, gal genetika tam turi įtakos, bet tai tiesiog tyrimų bėgiai yra, tiesiog tų non-responderių, sakykime. Dabar dar ką norėčiau parodyti. Teko dabar visai nesenai, gegužės mėnesį būti Europos endokrinologų asociacijos rengtoj konferencijai Kopenhagoje. Ten vienas brazilas irgi kalbėjo apie nutukimo sesijos metu. Ir Mounjaro iki šių metų ten balandžio į Braziliją nebuvo dar tiekiamas. Į rinką nebuvo atvestas ir nebuvo galima nusipirkti. Tai čia yra nuotraukos iš oro uosto, kaip vyksta Mounjaro kontrabanda. Tai va, tai, na, poreikis yra, žmonės griebia šitos vaistus ir, na, įdomu, kur tai nuves, va, tą mano iš pradžių kalbėtą pasaulinę nutukimo epidemiją, ar nesikeiš tie rodikliai, nežinau, va, čia bus galima su profesoriumi irgi padiskutuoti, kaip jo požiūris. Tai va, tai tiek apie tą medikamentinį gydymą trumpai. Tai mes turim profesorių Almantą Malecką. Aš iš tikrųjų, kai pradėjau skaityti jūsų biografiją, tai aš maniau, kad gal suklysta, per daug prirašyta apie jūs. Skaičius operacijų, kiek jūs įgyvendino. Tai yra vienas iš rytų Europos laparoskopinės chirurgijos pradininkų atlikęs daugiau nei 7000 bariatrinių operacijų. 7000. Aš kaip įmanoma, jūs jaunas žmogus, kada? Daugiau? O Jezu. Apgaulingai išvaizda. Tai va, kažkas paslaptis yra genetinė, nežinau, ar mitybą atskleisit mums. Profesorius aktyviai... Atsiprašau, bėgioju. Bėgioju. Kasdieną stengiuosi 6 km. Kelius skauda. Kelius skauda. Ir vis tiek. Tai va, apšilimą gerą. aš jums visus dar dirambus gerai ir tada važiuosiu. Bet jūs dirbat 15 metų, ar ne, operuojate Švedijoje. 22. Jau. Gerai. 15 metų Arabų Emiratuose. 15 metų Arabų Emiratuose. Va, matot, ta prasme, man tai... Laikas greit bėga. Ir jūs toksai... Aš jau gal tada toliau nebeskaitysiu, tai yra Europos ir pasaulinių kongresų lektorius, profesorius. Jis ugdo naują chirurgų kartą ir aš kaip dabar klausau, tai iš tikrųjų jaunieji chirurgai turi būti neapsakomai laimingi, būnant šalia jūs to šviesos auros ir jūs tokią tą teigiamą energiją skleidžiat ir tą perduotą teisingą mąstymą. Neperdėtai, čia nieks neparašyta, aš jau tik iš to, ką girdžiu. Čia jūs iš savęs, žinokit, kosmosas. Toli nuėjo. Toli nuėjo. Tai grįšim, tai dabar klausom jūsų. Grįšime, ja, iš tikrųjų. Taip, mano, sakykime taip, domėjimas šitą sritim prasidėjo jau virš 25 metų. Ir kai aš išvažiavau į Švediją, tuo metu Švedijoje, Lietuvoje tai buvo čia apskritai niekas nedaroma. Buvo tai pavienės operacijos, bet kažkokios tai modernios chirurgijos nebuvo, nes tuo metu prasidėjo laparoskopinė era, pradėta daryti visas, ne visas, bet pradėta daryti šitas operacijas mažais pjūviais. Ir kaip jūs sakėte, tuo metu ten prieš 2000 metais,
tai buvo kosmosas, kad daryti šitas operacijas mažais pjūviais. Tai aš irgi kaip jaunas chirurgas tada radau kontaktus išvažiuoti į Göteborgą, ten tokia Salgrano universitetinė ligoninė ir tuo metu tenais vadovas buvo chirurgas, kuris antras pasaulyje, pirmas Europoje, tais mažais pjūveliais pradėjo daryti svorį mažinančias operacijas. Tai aš ten buvau metus laiko, toks kaip ir fellowshipas, galima sakyti, buvo. Tai aš dirbau pilnai, ten turėjau kalbą išmokti per 4 mėnesius. Galva skaudėjo, pasidarė kvadratinė, bet galiausiai po viso šito ir kas buvo ten toj, sakykime, Švedijoje, tos operacijos, tos pirmosios operacijos pasaulyje iš tikrųjų svorio mažinimo ir padarytos Švedijos, ne Jungtinėse Amerikos valstybėse, o Švedijoje aš parodysiu kokia. Tai ir tas Göteborgo universitetas, tas Salgrano ligoninė tuo metu buvo kaip inkubatorius, iš tikrųjų ir minčių, ir visų srovių, ir mokslinių tyrimų ir taip toliau. Tai buvo iš tikrųjų ta vieta, kur man labai daug davė. Ir davė taip, kad aš 22 metus jau esu ten. Tai 22 metus, tai 15 metų aš ten dirbau bariatrinės chirurgijos srityje, bet labai intensyviai ir paskutinius metus iš tikrųjų ten daugiau esu onkologijos srityjos, kaip konsultantas, ekspertas mokau, bet čia jau yra kitas klausimas. Bet bariatrija vis tiek mano yra didžiausias toksai kaip ir fokusas ir tų operacijų skaičius didelis, ir tų pacientų gydytų skaičius didelis. Bet prieš pradedant kalbėti apie tą nutukimo chirurginį gydymą, kuris jau dabar yra, sakykime, apie 70 metų, aš tik noriu pasakyti, kad Aistė nepaminėjo, iš tikrųjų šiuo metu pasaulyje vyksta revoliucija ir vyksta vaistų revoliucija. Ir tą reikia įsivaizduoti, nes ką mes čia kalbėjom, tai čia yra kelios molekulės. Šiuo metu tikriausiai tyrinėjama yra 70 įvairiausių molekulių. Net ne tai. Dabar aš skaičiau paskutinį, kur buvo, va čia skaičiau prieš 2 savaitės, tai apie genų inžineriją. Kad jie, taip sakant, jau tas GLP molekulės ir genus sušvirkščia, sakykime, ir skatina tuos genų pokyčius, pavyzdžiui, kasoje, ir poveikį gauna 6 mėnesių. Dar kas yra nepatogu, kad reikia su tokiu aparatu per burną įeiti, endoskopu vadinamu, į kasą, tenais aplink kasą sušvirkšti tuos vaistus. Tai yra dar daroma ne žmonėm, tik tai gyvūnam, bet tai reikia įsivaizduoti apie ką, kur ta revoliucija veda. Iš tikrųjų, vat, kaip jūs sakėt, tai yra kosmosas. Ir va šitie 70 tų molekulių, mes kalbam apie 2, tai tirzepatidą, semaglutidą, tirzepatidą, jos veikia, viena veikia į 1 receptorių, kita veikia į 2 receptorius, yra jau vaistų atsiranda, kurie veikia į 3 receptorius. Bet kodėl chirurgija, aš irgi pasakysiu, bet vat jūs sakėt apie tą driežą, bet iš tikrųjų, jeigu logiškai, tai visa šita revoliucija šitų inkretinų, tų vaistų GLP-1 prasidėjo nuo to, kad buvo pradėta tyrinėti, o kodėl veikia chirurgija. Nes chirurgija veikia, chirurgija pradėjo gydyti diabetą. Ir čia visiems buvo didžiausia mistika, kad padaroma svorio mažinimo operacija ir maždaug taip 60–70% pacientų, kurie turi diabetą, jiems pasireiškia remisija diabeto, jiems nereikia vartoti vaistų. Endokrinologai labai supyktų, jeigu aš pasakyčiau, kad jie pasveiksta nuo diabeto, nes nuo diabeto niekas negali pasveikti. Jau nebesupyksim, jau mūsų netgi gairės savo, kad tai gali. Nu, tai čia jau keičiasi į gerą. Bet tai va. Visų pacientų svajonių iškėti šokarnusi pas mus visada, mes dirbom su gydytoja kartu su Aistė, bet
visada, ir aš ten tokiam klube esu, visada pacientai sakydavo, ir būdavo susidūrimas tarp medikų ir pacientų, sakydavo, yra išgydomas diabetas, o visi mes medikai sakydavom, ne. Tai dabar ką? Keičiasi Atsiprašykit, kaip atsiranda daugiau naujų galimybių, daugiau. Bet žinokit, tai čia tarp pacientų, bet kaip mes chirurgai turėjom būti atsargus su mūsų endokrinologais, kad nedaug dieve neįžeisti jų, pasakant, kad tu gali išgydyti diabetą, nes netgi būdavo tokios karikatūros, kur žaidžia ten vaikai, vienas endokrinologo vaikas, kito chirurgo vaikas. Ir endokrinologo vaikas sako, mano ten mama gydo diabetą, o chirurgo vaikas sako, mano tėtis išgydo diabetą. Tai čia, atsiprašau, gal mes nukrypom, tai čia jau diskusijai. Tai duomenys apie Lietuvą buvo, aš noriu dar pagrįžti, ne? Nieko nebūsiu. Biški. Sakykime, duomenys apie Lietuvą, man atrodo 309% yra jau daugokai, nes čia jeigu mes jau turėtume 309% nutukus, jau artėtume prie artimųjų rytų, tai reiškia, kur yra ten Kataras, Emiratai ir taip toliau, gal ten yra 50, bet realiai tie tyrimai, kurie rodo, čia iš tikrųjų kiek Lietuva yra Europoje tikrai nemažai, mes pasiekę esam nutukimo srityje apie 1/4 esam. Tai jeigu taip žiūrėti į kitus tyrimus, ne mūsų ligonių kasų, nes mūsų ligonių kasų galbūt čia yra, turbūt yra toks nuokrypis arba tas bajas vadinamas paklaida, tai šiaip duomenys rodo, kad apie 27–28% mūsų suaugusios populiacijos turi nutukimą. O pilnai sutinku, kad viršsvorį turi, čia irgi galima diskutuoti, ar 74 ar 64 pagal skirtingus duomenis, bet tai yra daugiau negu pusė mūsų populiacijos turi nutukimą. Dar aišku, Aistė nepasakė, kad KMI nėra pats tiksliausias metodas nustatyti nutukimą. Todėl, kad KMI, ir mes nežinom, kiek yra iš tikrųjų nutukusių. Kodėl? Todėl, kad KMI, va šitas, ką mes sakome, tai yra visi šitos normos buvo atliktos praeitame amžiuje, išbandytos Amerikoje ant darbininkų. Jie turėjo raumenų daugiau, jie turėjo visko daugiau. Ir tai yra, mes dabar sakykime, tos ribos gali būti pasikeitusios. Kodėl? Todėl, kad kai mes darom mokslinius tyrimus ir padaroma to pačio KMI žmonėms kompiuterinę tomografiją ir pamatuojam, kiek riebalų yra viduje, rezultatas to pačio KMI žmonėms gali skirtis 3 kartus. Nuo to, kuris turi, sakykime, daugiausiai riebalų, iki to, kuris turi mažiausiai. Bet mums svarbu yra riebalai, kurie yra pilve. Ir pavyzdžiui, jeigu jūs įsivaizduojat sumo imtynininkai, tai jie yra kaip ir nutukę žmonės. Bet kai jiems padaro kompiuterinę tomografiją, viduj jie yra visiškai liesi. Ten pilve, nei ant kepenų kažkokių riebalų nieko. Jie taip įsitreniravę yra, kad sugeba tos savo riebalus pervesti į raumenis ir podį. Tai mes esam tikrai tauta Europoje, kurie turi problemų. Dabar jau rodė jums irgi, kiek gali būti visokių tai ligų, bet aš tik noriu čia pasakyti, kad didėjant nutukimui, didėjant kūno masės indeksui, rizika tom lygom didėja. Tai vienas dalykas yra, jeigu žmogus turi kūno masės indeksą 30, tai maždaug 3 kartus yra didesnė rizika susirgti antro tipo diabetu, bet jeigu jo kūno masės indeksas 40 ir daugiau, kas jau būtų siūlytina chirurgijai, jau yra beveik 12 kartų didesnė tikimybė, pavyzdžiui, susirgti diabetu. Lygiai tas pats panašiai 2 kartus padidėja tikimybė susirgti hipertenziją. Apie taip pat buvo kalbėta ir apie tai, kad vėžiniai susirgimai yra dažnesni nutukusių žmonių tarpe, tai yra tikrai taip. Ir tai yra čia aišku išvardinta kokie, nesikartosim, bet jeigu pasižiūrėsim vyrai ir moteris, vyram didesnė tikimybė
tikimybė susirgti stemplės navikais viena iš tokių didžiausių, jeigu taip lyginant su populiacija. Kodėl? Todėl, kad riebalai atsideda pilve, padidėja slėgis ir dažniau atsiranda rėmuo, refliuksas. Sakykime, refliuksas ten sukelia tokius pokyčius, dirgina daugiau stemplę ir gali atsirasti vėžiniai pakitimai. Jie ne taip, ten ilgas procesas yra, bet jeigu pasižiūrėsim, moteriams yra endometriumas, irgi dėl ko? Dėl didesnio, nes riebalai yra susijęs su moteriškais hormonais. Ir jie, sakykime, skatina moteriškų hormonų didesnę gamybą. Taip kad, jeigu tai pasižiūrėsime tą visumą, tikrai nutukimas įtakoja įvairias mūsų sritis, organizmą. Tai chirurgija, kaip aš jau minėjau, 70 metų yra. Ir va tas pirmasis, kuris su jais padarė paprasčiausią operaciją. Žmogus pagalvojo, chirurgas, prieš 70 metų, nu kaip aš turėčiau gydyti nutukimą, tai jis išmetė pusę žarnos tam žmogui. Ir tas žmogus, kadangi pasisavinimas maisto medžiagų sumažėjo, pradėjo kusti. Ir nuo to pradėjo vystytis chirurgija. Taip pat chirurgai vėliau pastebėjo, kad darant onkologinės operacijas, pavyzdžiui, kad skrandžio naviko operacijas, pacientam, kurie irgi turi nutukimą, padarius tą operaciją, sumažinus skrandį, susitvarkydavo ir diabetas ir sumažėdavo nutukimas. Tai va čia prasidėjo ta moderni chirurgija, kuri nuėjo didelį kelią. Aš vėliau parodysiu, kokios yra, trumpai kokios yra operacijos, tai ne mano tikslas, bet aš iš tikrųjų dar pašnekėsiu apie naudą, bet gal prieš tai aš neįdėjau skaidrės, kaip nutukimas veikia. Tai va, Aistė prieš tai rodė skaidrę, kokia yra patogenezė nutukimo. Ir ten toj patogenezėje yra ir genetika, ir hormoniniai pokyčiai, ir netgi žarnyno mikrobiota ir aplinkos pokyčiai. Tai aš noriu tik tiek, kad pasakyti, kad dabar tyrimai rodo, kad chirurgija veikia į eilę šitų veiksnių. Veikia taip pat ir genų raiška, sakykime, tame tarpe ir žarnyno hormonų, jų, sakykime, produkcija irgi keičiasi ir didėja. Taip pat ir bakterijos įdomu, bet atlikus chirurgiją keičiasi žarnyno bakterijos. Kodėl? Viena iš priežasčių galvojama, kad tai yra išskiriama tulžis, kuri tam tikrą laiką keliauja dar nesusijusi su maistu, nesusijungusi, ir užtat jinai nukeliavusi veikia tas bakterijas, keičiasi bakterijos. Ir iš tikrųjų yra irgi įrodyta, mes darėm su Džilda Veličkienė tokią apžvalgą, sakykime, su studentais, kur irgi po bariatrinių operacijų ženkliai daugiau atsiranda sveikų bakterijų rūšių mūsų žarnyne. Tas yra įdomu, tas yra tyrinėtina, kodėl, bet tai irgi yra faktas. Taip kad, kai mes kalbam apie gydymą, sakykime, medikamentais, mes kalbam apie vieną molekulę. Mes kalbam apie tai, kad čia gal P1, bet kai mes kalbam apie chirurgiją, mes kalbam apie daug. Mes kalbam apie skrandžio sumažinimą, mes kalbam apie žarnyno kažkiek tai ilgio irgi sutrumpinimą, kad sumažinti pasisavinimą. Mes kalbam apie tas pačias molekulės, kurias mes leidžiamės, tai žmogui, sakykime, po chirurgijos jisai suvalgo maistą ir žarnynas natūraliai išskiria tą patį tirzepatidą. Natūralias medžiagas. Ir dar vienas dalykas, kas svarbu, koks yra skirtumas, tai sakykime, tarp vaistų ir chirurgijos, yra tai, kad vaistus jūs susileidžiate ir tas GLP-1, ta medžiaga, pastoviai yra padidėjusi jūsų organizme. Kai yra daroma chirurgija, tas vaistas, ta medžiaga padidėja tik tai jums suvalgius. Jūs pavalgėte, ta medžiaga padidėjo, tada atsiranda kaip ir toks truputėlį sotumo jausmas ir po to vėl normalizuojasi. Tai pavyzdžiui, tie genų inžinerija, kur tie vaistai yra taikomi, jie pradeda jau panašėti į chirurgiją, nes jie irgi pradeda veikti tada, kai žmogus suvalgo ir atsiranda irgi šuolis to GLP-1, bet nepastovus. Kodėl mes kalbam, kad nepastovus? Aš galiu pasakyti irgi čia, jau baigiant, viena pacientė, sakykime, man neseniai rašė, kuri turėjo vaistus ir kuri
kuri chirurgiją atlieka. Ir jis sako, žinot, daktare, koks didžiausias yra skirtumas ir ko aš labiausiai džiaugiuosi dėl chirurgijos. Todėl, kad aš galiu mėgautis maistu po chirurgijos. Kai išleidausi tuos vaistus, man nebuvo apetitas, man buvo užslopinta ir aš tokio, sakykime, pasimėgavimo maistu neturėjau. Tai čia yra žmogaus, sakykime, požiūris, bet tą reikia irgi suprasti. Tai dabar, jeigu mes kalbam apie kada rekomenduotina chirurgija, savaime suprantama, chirurgija yra invazyvus metodas. Taip, tai yra rizikos ir tai yra nauda. Tai visada mes turim pasverti. Tai mes nerekomenduojam žmogui, kuriam tik tai yra antsvoris arba tik atsirado pirmo laipsnio nutukimas, kas yra kūno masės indeksas tarp 300-305, jeigu jis neturi diabeto, nesiūlytina operacija. Kodėl? Todėl, kad yra kiti metodai ir tikrai su tais kitais metodais galima pasiekti rezultatus. Tačiau chirurgija jau siūlytina yra, kai kūno masės indeksas yra virš 35 ir kai yra tam tikros ligos, arba virš 40, net ir nesant kitų ligų. Ir aš šitoj vietoj norėčiau pasakyti tik vieną dalyką, kad šiuo metu po kol kas chirurgija yra vienintelis būdas, kuris pasižymi ilgalaikiu poveikiu. Nes visi kiti, sakykime, vaistai, jūs turit pastoviai leistis ir jeigu jūs tik nustosite, jums svoris grįžinės. Su chirurgija svoris irgi gali grįžinėti. Tai yra nebijotina, tą irgi aš paminėsiu, bet rezultatus irgi parodysiu. Tai čia yra nutukimo diagnostikos priežiūros gairės iš tikrųjų Lietuvoje. Tas, kas domisi, gali pasižiūrėti, yra litna.lt. Mes irgi, mūsų Lietuvos bariatrinės chirurgijos draugija dalyvavo rengiant šitas rekomendacijas. Tai taip, dar čia yra tam tikrų diskusijų su litna. Dabar, jeigu pasižiūrėsim, koks poreikis yra, tai Lietuvoje atitinka kriterijus nutukimo chirurgijai 93 tūkstančiai suaugusių. Mes per metus padarom apie 500 operacijų, kas yra maždaug 0,5%. Bet tai nereiškia, kad visi 93 tūkstančiai nori tų operacijų. Įdomus buvo toks tyrimas, kur Kanadoje jie patyrinėjo pacientus, kurie vaikščiojo numesti svorį į tokį svorio metimo centrą, taip, svorio korekcijos centrą. Ir tuos pacientus, kurie atitiko indikacijas chirurginiam gydymui. Tai 50% iš jų, jie net nenorėjo kalbėti apie chirurgiją. Jiems tas nebuvo įdomu. 30% norėjo chirurgijos, dar 20% norėjo daugiau informacijos. Tai reiškia, kad šiaip iš 93 tūkstančių suaugusių tikriausiai Lietuvoje trečdalis galvotų apie chirurgiją, o atliekama apie 500 operacijų. Dar aš noriu vieną dalyką pasakyti, kad nuo šių metų sausio 1 dienos Lietuvoje visos modernios operacijos, chirurginės, bariatrinės, pilnai yra apmokamos ligonių kasų. Kovojau 17 metų, kad tą pasiekti ir iš tikrųjų per mūsų mokslinius darbus pavyko įrodyti labai sunkiai, bet visos operacijos išskyrus skrandžio žiedą, nes ligonių kasa nusprendė, kad skrandžio žiedas yra neefektyvi operacija ir tikrai Lietuvoje jos nereiktų kompensuoti ir tas galbūt yra teisinga. Dabar, kai mes kalbam apie poveikį chirurgijos sveikatai, yra toksai ikoninis tyrimas, vėlgi iš tos pačios Göteborgo universiteto, su tuo pačiu Larsu Sjöströmu aš irgi dirbau, kuris padarė tyrimą, kuriam analogų pasaulyje nėra. Jie pradėjo tą tyrimą senokai, apie 87 metais, baigė 2000-aisiais, ką jie paėmė. Jie paėmė 2000 pacientų, kuriems buvo padarytos chirurginės operacijos ir suporavo, atrinko pacientus, kuriems nepadarytos chirurginės operacijos pagal svorį, pagal viską tokie patys. Ir tie pacientai vaikščiojo pas šeimos gydytojus, bandė numesti svorį. Tai aišku buvo iki šitų molekulių ir leidžiamų vaistų eros. Tai irgi reikia gerai suprasti, nes dabar situacija gali keistis. Ir tas tyrimas vyko 13 metų
Bet mes turim jų rezultatus ir turim ilgalaikius rezultatus. Ir jeigu jūs pasižiūrėsit, čia yra 20 metų rezultatai. Ir čia yra vadinama kūno numestas procentas arba sumažintas procentas kūno masės. Tai kontrolinė grupė, kuri vaikščiojo, jinai gal keliais procentais ir pamažino per 20 metų savo kūno masę. Bet kaip matot, čia žalia linija yra tokia vadinama skrandžio apylankos, tos kitos dvi linijos yra žiedų operacijos, dėl to žiedai ir nelabai naudojami. Bet jeigu pažiūrėsim skrandžio apylankos operaciją, po 20 metų yra daugiau negu 25 procentai kūno masės sumažinta. Kai mes kalbame dabar apie vaistus, mes sakom, kad erzepatitas labai geras rezultatas, jeigu vidutiniškai numesta 20 procentų kūno masės. Taip? Tai čia mes turime tokį rezultatą, kad chirurgija 20 metų veikia kaip dar geriau veikia negu šitie vaistai. Tai čia, kai vėliau prieisime prie, sakykime, kaštų ir efektyvumo kol kas. Ir, patogumo žmogui, nes vaistus reikia leistis, sakykime, kartą per savaitę ir visą laiką. Bet dar vienas momentas su vaistais yra, kaip ir su chirurgija. Kaip matot, chirurgija irgi yra susijusi maždaug taip po nuo 4 iki 10 metų yra tam tikras svorio grįžinėjimas. Bet man bus įdomu pasižiūrėti, ką rodys ilgalaikiai tyrimai su vaistais. Ar tikrai vartojant vaistus irgi nebus daliai žmonių svorio grįžinėjimo. Nes chirurgija yra tas pats. Tie patys vaistai išsiskiria tik tai valgant ir vis tiek žmonės atranda būdų, kaip priaugti svorį. Taip kad dar čionais yra ateitis, yra vaistų, taip toliau, yra klausimas. Bet kame yra pagrindinis dabar klausimas irgi apie ką diskutuojama, kad vis dėlto chirurgija turėtų būti jungiama su vaistais. Kitaip sakant, atliekama operacija, jeigu viskas yra gerai. Jeigu svoris pradeda grįžinėti, tada turėtų būti paskiriami vaistukai. Ne tada, kai jau priaugo daug svorio, bet kai tik tai pradeda grįžinėti, kad normalizuoti tą svorį. Kitaip sakant, šiuo metu į nutukimo gydymą pradedama žiūrėti kaip į onkologinį, kaip ir vėžio gydymą. Nes kai yra vėžys, yra pradžiai duodami vaistukai, tada atliekama operacija, tada jeigu jisai grįžta liga, duodami vėl vaistai. Tai iš principo, diskusija dabar pagrindė ir yra, kad norint pasiekti optimalių rezultatų, ateityje tikriausiai reikės kombinuoti chirurgiją su vaistais. Aš kalbu ne apie visus, kur ten, žinot, yra 20 kg gal antsvorio, aš kalbu apie žmonės, kurie turi kūno masės indeksą virš 40 arba 35, kur jau yra 40, 60, 100 kg virš normos. Kur reikia sumažinti pakankamai daug masės, kad pasiekti gerus rezultatus. Dabar ką mes žinome apskritai apie chirurgiją? Tyrimas, tas pats tyrimas, kuris Švedijoje parodė ką? Kad vidutiniškai po 24 metų tiems, kuriems buvo atlikta chirurgija, jie laimėjo 3 metus gyvenimą. Tai jeigu lyginant su tais kontrolinė grupė, kurie vaikščiojo pas šeimos gydytoją, bandė numesti svorį, keitė gyvenseną ir taip toliau. 3 metai, kaip pasakius, čia daug ar mažai, man atrodo daug. Bet įdomu yra tai, kad vis tiek bariatrinė chirurgija negrąžino visų metų, nes palyginus šitam tyrimė taip pat buvo palyginti tie žmonės, kurie turėjo viršsvorį, palyginti su normalia populiacija Švedijoje, kurie neturėjo viršsvorį. Tai skirtumas buvo dar didesnis. Tie žmonės, kurie turėjo antsvorį, jų trukmė gyvenimo buvo 6 metais mažesnė. Bet chirurgija leido atkovoti tik 3 metus. Pusę to, kas, sakykime, jeigu žmogus neturėjo apskritai tos problemos su nutukimu. Pasirodė dabar
dideli tyrimai. Jau iš tikrųjų tas unikalus tyrimas čia yra daugiau tokie vadinami atvejo kontrolės tyrimai retrospektyvūs, ten buvo prospektyvūs, kur prospektyviai 20 metų žiūrėjo tos žmonės. Čia yra kitokie tyrimai, bet skaičiai yra įspūdingi. Padaryta metaanalizė 18 tyrimų, kur paimta 1,5 milijono žmonių, kuriems daryta chirurgija ir ne. Ir nustatė, kad, ką aš sakiau jau, kad mirtingumas ženkliai sumažėja po operacijų. Ir pasižiūrėti nuo ko, tai sumažėja maždaug trečdaliu nuo kardiovaskulinių ligų, tai nuo infarkto. Čia dabar mes kalbam irgi apie tyrimus, kad daromi su vaistukais, taip, jie daromi, bet tada tos vaistukus reikės vartoti irgi ilgą laiką. Nes jeigu tik pavartoji 3 mėnesius, po to nustoji, tau grįžo svoris, tikrai nesumažinsi kardiovaskulinių ligų rizikos. Nuo vėžinių susirgymų sumažėja maždaug 40%. Ir aš parodysiu vėliau dar įdomesnius faktus, o nuo diabeto mirštamumas sumažėja net 70%. Tai iš tikrųjų svorio mažinimo chirurgija yra labai efektyvi chirurgija, gydant, neišgydant diabetą. Kitas momentas irgi, kad jeigu žiūrėsim į kraujo spaudimo korekciją, irgi yra pakankamai duomenų, kad chirurginis gydymas maždaug 6 kartus efektyvesnis negu, sakykime, konservatyvus svorio metimo ir taip toliau. Čia mes kalbam apie chirurgiją ir svorio metimą, bet nekalbam dar apie vaistus, nes tokių tyrimų dar kol kas neturim. Ir diabetas irgi jau minėjau labai efektyviai koreguojamas. Bet ką reikia žinoti dabar? Tas pats Larsas Šjostromas, kuris padarė tą švedų tyrimą. Jisai dabar važinėja po visą, jeigu kalbėt apie diabetą, jis važinėja po visą pasaulį, endokrinologų konferencijas ir ką jisai kalba, kad chirurgiją reikia taikyti ne tada, kai atsiranda diabetas. Reikia taikyti, kai atsiranda prediabetas. Nes kai atsiranda diabetas, chirurgija labai efektyvus gydymo metodas, bet atkritis irgi yra pakankamai didelis net ir po chirurgijos. Bet jeigu mes turime prediabetą ir padarome chirurgiją, praktiškai tikimybė atsirasti diabeto yra minimali. Ten yra 0 keli procentai. Kai tuo tarpu, jeigu nepadarom chirurgijos, pacientas toliau vaikšto su antsvoriu, tikimybė atsirasti diabetui nuo prediabeto yra kažkur tai apie 30-40 procentų. Bet kas įdomu dar buvo, tai kad tame tyrime, kur paimta 20 000 pacientų, kuriems atliktos operacijos, 300 000, kuriems neatliktos, kad po bariatrinės 25 procentais sumažėjo pirminių navikų atsiradimas. Kitaip sakant, ne tai, kad mirštamumas nuo navikų sumažėjo, bet ir navikų atsiradimo dažnis sumažėjo. Ir ypač sergamumas nutukimų sumažėjo moteriams, ir tai būtent krūties, kiaušidžių, gimdos, storosios žarnos navikų tarpe moteriams. Vyrams iš tikrųjų nebuvo rasta skirtumų. Tai čia gali būti susiję vėlgi su tuo, kad chirurgija keičia hormoninę foną. Kokios yra operacijos šiuo metu? Yra dažniausios ir populiariausios operacijos, tai yra numeris 1 operacija, čia yra skaidrėje viršutinėje dalyje, yra liaudies vadinama rankovė, arba angliškai irgi sleeve. Tai yra, kai nupjaunama skrandžio dalis, ta dalis pašalinama. Apačioje yra klasikinė operacija, vadinama skrandžio apylanka, kai padaromas mažas skrandukas ir jisai sujungiamas tiesiai su plonąja žarna. Skrandžio apylanka yra klasikinė operacija, skaitoma auksiniu standartu. Kodėl? Todėl, kad ji daroma apie 60 metų. 60 metų ir vis dar yra daroma, kaip senas geras automobilis, kas, koks Mercedesas. O čia tikriausiai irgi yra geros operacijos, kaip nauji automobiliai, bet turi dar parodyti, kad galima bus ilgai važinėti su jomis. Taip, kad čia dar po kol kas yra tyrinėjama, palyginimas šitų 2 operacijų yra keletas tyrimų, bet šiuo metu yra 10 metų
palyginimo rezultatai, rodantis, kad po apylankos numetama daugiau svorio negu po rankovės. Rankovės problema irgi yra tai, kad rėmens graužimas ženkliai dažnesnis po rankovės negu po apylankos operacijos. Po apylankos operacijos yra kiek sudėtingesnė ir užtat reikalinga didesnės patirties siekiant jas atlikti tokiu pačiu saugumu, rizika komplikacijų. Taip, ir apie tai irgi pakalbėsim. Ar yra, šiais laikais galima pasakyti taip, kad nežiūrint to, kad šitos operacijos yra ganėtinai sudėtingos, jos gali būti atliekamos tikrai saugiai, tai nėra mirštamumas nulis po šitų operacijų. Čia yra registrų duomenys, kur 47 000 pacientų, mirštamumas po šitų operacijų 0,03%. Aš tik tai noriu Jums pasakyti tą perspektyvą, kad iš vienos pusės vaikščioti su nutukimu, su dideliu nutukimu tikriausiai yra irgi didesnė rizika mirštamumui, tai yra vienas. 0,03% mirštamumas, tai yra tokio pačio lygmens, kaip operuojantis kirkšnies išvaržas arba šalinant tulžies pūslę. Tai kitaip sakant, taip, tai yra rizika, bet ta rizika yra pamatuota dėl šiuolaikinių technologijų ir kaip minėjau, kad mažų pjūvių, greitesnio atsistatymo ir aišku, mūsų kaip gydytojų jau dabar didžiulės patirties. Nes vienas dalykas buvo 2000 metais, kai tas tik prasidėjo, dabar 25 metais, kai mes jau esam padarę tūkstančius ir jau kopiam į 10 000 tų operacijų. Dabar čia apie tirzepatidą, tą vieną molekulę, tai čia klasikinis tyrimas, kuris buvo paminėtas. Ten yra, matot, parašyta, jūs rodėte kokiom dozėm, ką galima pasiekti. Tai ten yra 5 mg, tai 5 mg vartojant, jūs turite 2,5, tai 2,5 dar per mažai, reikalinga bent iki 5, bet 5 reikia vartoti 72 mėnesius, kad numestumėt vidutiniškai 16% savo svorio. Kiek jūsų svoris dabar yra? 115. Tai va, galit numesti vidutiniškai 16% nuo 115. Bet jeigu naudosite 10, tai galite numesti 22%. O kaina, man atrodo, ten jinai yra panaši, bet jos reikia vartoti pastoviai. 70 visą laiką. Vis tiek reikia prakopom nuo 2,5. Jo, todėl kad pašaliniai reiškiniai gali būti. Jeigu jūs iš karto šauksite ant 10, tai patikėkit, gerai nebus. Aš turiu vieną kolegą, kuris, taip sakant, susileido didelę dozę, chirurgas pats būdamas. Tai jisai 4 dienas negalėjo apie maistą, tai jau nekalbėti, bet ten jį pykino pastoviai, išpūtė, į darbą negalėjo eiti. Taip kad tie pašaliniai reiškiniai žarnyną reikia pripratinti. Žarnyną ir organizmą reikia pripratinti prie tų vaistų. Tai tas yra svarbu. Ir čia, jeigu taip pasižiūrėsime, kas dabar yra Lietuvoje, tai sakykime, jeigu mes turim chirurgiją, tai su chirurgija per vienus metus, 72 savaitės, mes maždaug galime numesti apie 32-304% viso svorio. Ir chirurgija, kadangi kompensuojama, tai jums kaina yra 0,1% kūno masės sumažėjimo, su tirzepatidu 1% kūno masės sumažėjimui per 72 savaitės yra 160 €. Bet kaip matot, chirurgija veikia, aš kaip rodžiau, 10 metų ir 20 metų. Tai jūs tada dar turit pastoviai pridedinėti. Nes man atrodo, kiek kainuoja 10 mg 250 ar 230 kažkur tai yra šiuo metu. Tai ar gali pikti? Aš galvoju, kad artimiausius 10 metų nepiks, kol jie išlaikys licencijas. Po to, kai pradės gaminti kitus vaistus, galbūt. O gal ta konkurencija ir prives prie to. Aš galvočiau, kad
kada chirurgija gali susilyginti, sakykime, nu, pagal efektyvumą ar kaštus. Na, aišku, nesusilygins Lietuvoje, nes tik tada, kai pradės kompensuoti valstybė, galėtų susilyginti. Nes jeigu chirurgija kompensuoja valstybė ir joms visiškai nieko nekainuoja, o vaistus reikės pirktis, vis tiek visada vaistai bus brangesni. Ar gali valstybė pradėti kompensuoti? Čia yra geras klausimas. Buvo tokie bandymai Norvegijoje, jie pradėjo kompensuoti dar kitos kartos vaistus, ankstesnės kartos, kurie nebuvo dar pakankamai efektyvūs ir dėl didelių kaštų biudžetui jie labai greitai, net Norvegija labai greitai nustojo tos vaistus kompensuoti. Galvočiau, kai pasieks galbūt tie vaistai apie 50 eurų per mėnesį ribą ar kažką tai tokio, tikriausiai atsiras tam tikros grupės, kurioms kompensuoja, bet greičiausiai bus ne visiems. Tai ačiū už dėmesį ir galėsim toliau galbūt diskutuoti. Ačiū labai gydytojai. Ar mes turim klausimų? Noriu paklausti, o kūno kompozicijos analizės metodų, kiek galima tada pasitikėti dėl tų vidinių visceralinių riebalų, ar jisai jau... Ne, tai kūno kompozicija, taip, gal geriau Aistė pasakys, jinai parodo, kiek yra riebalų, bet ji neparodo, kiek yra vidinių riebalų. Tai čia yra tas esminis momentas, sakykime, tiksliausi tyrimai, kurie gali parodyti, tai branduolių magnetinio rezonanso arba kompiuterinė tomografija, vienas pjūvis. Nu, taip būna, sakykime, daromas, tą pjūvį padaro ir iš to yra išskaičiuojama, kiek, sakykime, yra maždaug procentiškai tų riebalų. Tai bet užtat ir atsiradęs yra juosmens matavimas ir aš galvočiau, čia ypač aktualus yra vyrams. Nes vyrai visada, jis atrodo, sakykime, tikrai gerai, kresnas ir viskas normaliai, bet jeigu yra didelis pilvas, tai kame yra problema? Problema yra tame ne kūno masės indekse, o tame, kad vidiniai riebalai, jie yra metaboliškai aktyvūs ir susiję su ženkliai padidinta rizika ligų. Galėčiau truputėlį įsiterpti, tai manau, kad apskritai gydant nutukimą ar vienu ar kitų metodų, tiek gydymo prieš gydymą, tiek po to sekant, būtina tą kūno kompozicijos testą kartuoti, sekti ir žiūrėti, kadangi ar vienu ar kitų metodų, ar ne, vis tiek yra kas? Kalorijų deficitas ir krenta svoris, krenta ne tik riebalas, krenta ir raumuo. Mes stengiamės jį išsaugoti. Na, ir tas, ar vienu ar kitų metodų vis tiek mes turim užtikrinti baltymų kiekį, turim užtikrinti fizinį aktyvumą, kad to raumens neprarasti. Nes vaistą nutraukus, ar mes svoris grįž, riebalas grįž greitai, raumenį mes susigrąžinsim negreitai. Ir na, taip, tai tas sekimas ir gydytojo priežiūra. Ne, tai pasitikėti reikia tik tiek, kad jūs klausėt apie vidinius, tai dėl vidinių. Bet ten ir vidinius, rodo, ten vidinius. Kūno masės, tas jeigu tas implantacijas, tai parodys realiai procentaliai, kiek tu turi riebalų. Riebalinės tos masės. Ta prasme, ne pilve. Ne, bet gal čia, ta prasme, ne nuo aparato, dabar va čia, kur buvo tas toks tyrimas, kur reabilitacijos tyrė, žodžiu, kurortinių veiksnių įtaką, kiek ten reikėtų irgi tų procedūrų, kad žmogus mažiausiai ir daugiausiai ir realiai mus ten patyrė irgi su juo ir mums kažkaip ten irgi prašė kiek vidinių riebalų. Tai aš galvoju, ar ten gal tiesiog procentaliai kažkaip jo, gal išskaičiuojama, bet tai nėra tikslus, sakykime, vidinių. Bet aš pritariu, Aistė, yra vienas dalykas, ką tikrai reikia atkreipti dėmesį metant svorį ir po chirurgijos, to labiau yra apskaičiuota, kad kilogramą jeigu numetat svorio, tai 250 gramų, tai yra 25% yra baltymų, raumenų. Tai va čia tada reikia tikrai siekti užtikrinti ypač baltymų vartojimas, plus tam tikra, norėjau irgi sudalyvauti, tam tikra fizinis aktyvumas. Tai aš pakviesiu gydytojas Eimantę ir Aistę
Ir kadangi mes čia užsikalbėjom tik 1,5 valandos ir kadangi matau, kad ten jau užkandėlės visos paruoštos, kad jau nebūtume alkani, tai čia gal mes tik susumuosim viską labai greitai per 20 minučių, kokių ir eisim tada užkas ir toliau pasikalbėti su gydytojais. Tai žiūrėkit, čia labai daug mes kalbėjom ir apie rizikas, ir apie veiksnius, ir kas yra gerai, kas blogai, bet taip, kad žmonės įsineštų paprastai žodžiais, ką daryti, ir einam per skirtingus profilius žmonių. Yra vyrai, yra moteris su svoriu priaugusiu po nėštumo, yra endokrininės problemos, yra genetika, yra vyrai su alaus pilvuku ir nuo ko pradėti žmogui. Nes pavyzdžiui, aš apskritai, kiek yra tekę bendrauti, ar savo aplinkoje turiu žmonių su viršsvoriu ir yra labai daug psichologinių problemų. Yra baimė, kaip ir jūs minėjot, ir maudytis, ir artimus ryšius turėti. Ir tas visiškai natūraliai kyla ir ta nežinia, kur kreiptis. Man čia buvo naujiena, kad operacijos yra pagaliau finansuojamos ir ačiū Jums už tą visą indėlį ir darbą. Nes iki tol buvo iš tikrųjų labai sunku, kaip pasiryžti, nes operacija yra viena, kada jau tu turi viršsvorį ten 50 kg, tada lieka nukarusi oda, tada seka kita operacija odos pašalinimo ir tada toksai yra užburtas ratas. Tai nuo ko žmonėm, kas mes visi čia nuo tų viršsvorių ar kenčiam, nuo ko pradėti, į ką žiūrėti? Kiekvienas iš jūsų, kada pas kiekvieną reikia iš jūsų ateiti? Aš gal atsakyčiau taip, kad pirmiausia, nuo diagnozės, kad aš turiu ligą, aš turiu nutukimą, diagnozavimo ir fakto to savo pripažinimo, ateimo dėl to galbūt pas specialistą ar vieną ar kitą ir ieškojimo tada jau to individualios prieigos, nes kiekvienas atvejis yra skirtingas, kiekvienos priežastys yra galbūt skirtingos ir kompleksiškai pažiūrėti šitą, bet manyčiau viskas prasideda nuo problemos įsivardinimo, nuo ligos, kad aš turiu ligą, kurią turiu gydyti, kurią turiu stengtis eliminuoti iš savo gyvenimo, įsivardinimo. Nežinau, ar gydytoja psichiatrė pritars. Tai aš pritarčiau tiesiog, kad pirmiausia sprendimą turi padaryti pats žmogus ir pirma stotelė, kaip ir su visom ligom, turbūt yra šeimos gydytojas, kuris jau išdiferencijuoja, kokios tos galimos priežastys, įvertina, kiek psichologiniai dalykai gali turėti įtakos. Ir pagal tai jau paskui sprendžiama, kur kokie specialistai konsultuoja, ar ne. Tai ar reikalingas apskritai psichiatras, ar nereikalingas, nes tikrai tos priežastys būna įvairiausios, nebūtinai dėl psichikos ligų. Tai toliau seko komandinis darbas. O jūs, gydytojau, kaip minėjot, rodėt paveiksliuką operacijų ir skrandžio kišenė ir apylanka, rankovė. Gal ir kišenė. Tai galim sakyti, kad rankovė ir kišenė. Tai apylanką pavadinsim kišenė, nes ten mažas skrandukas, o ten rankovė. Tai galvoju viskas. O šiaip kvailas klausimas, bet toks praktinis, ten tiek ir lieka to skrandžio, ten tiek, čia tik tiek, ten lieka tiek, viskas. Bet mes va čia kalbėjom, ašgi išnešiau visiems, matėt, sūrio gabaliuką, tai tiek lieka, bet jūs suvalgote, įkrenta į tą skranduką. Jeigu truputį palaukėt, iš to skranduko įkrenta į plonąsias žarnas ir jau ten maistas keliauja. Vėl skrandukas pasiruošia. Tai reikia atsiranda, jūs galit mėgautis tuo maistu, bet tenka valgyti lėtai. Ir, prašau? Visą parą. Ne visą parą. Patikėkit manim, nemačiau nei vieno, kuris skųstųsi valgymu po šitų operacijų, bet mačiau tikrai ne vieną, kuris ateina ir sako, daktarė, padarykit dar ką nors, kad dar mažesnis mano skrandas. O gal jau neįmanoma grįžti, kad vėl Galima grįžti, jeigu norit, bet irgi nemačiau. O tai tas skrandis kitas lieka, tas didysis? Jo, jis lieka. Su kišenė jisai lieka. Su apylanka jis lieka, o esant rankovė jis jau pašalina. Bet atsiprašau, dar galiu pertraukti, bet tarkim atauga ar ne, po skrandžio operacijų būna po 10 metų, ten po kelių metų atauginėja, tai tiesiog dėl to skrandžio, kad išsitampo vėl. Tai žiūrėkit, va čia, ne, jūs mąstot teisingai, logiškai, bet tiksliau, jūs mąstot logiškai, bet ne visai teisingai. Kodėl? Todėl, kad mes darėm tyrimus. Ir darėm tyrimus, mano doktorantė irgi darė, ir kodėl žmonėm atauga svoris. Ir pasirodo, kad pagrindinė priežastis, kad jie pradeda užkandžiauti.
O čia daktarė kalbėjo apie tą binge eating vadinamą, nu, tokį persivalgymą, kur žmonės net pradeda valgyti ir jie užsimiršta. Jisai po to atsipeikėja, jisai jau pasižiūri, kad tiek privalgęs. Bet ir šiaip žmonės gali daug suvalgyti. Taip, ateina po operacijos, jie negali suvalgyti. Bet pastebėjome, kad maždaug taip nuo 5-8 metų dalis žmonių pereina į užkandžiavimą. Jie negali daug suvalgyti, bet jie gali daug užkandžiauti. Ir pagrindiniai priežastys tai yra riešutai. Ar jūs žinojote, kad riešutai patys kaloringiausi produktai ant žemės? Ne, ėdu dabar saujam, nes saldainių saulė buvo. Tai valgy saldainius, bet ne riešutus. Taip geriau bandelę. Nu, tai vat matot, kaip sužinosit, dabar galėsit iš karto saldainiuką paimti. Duosim jums, bet ne riešutų. Riešutai yra patys kaloringiausi, o jeigu jūs turit mažą skranduką, tai nereikia ištampyti. Mes nepadarysim skranduko mažiau negu riešutų. Jūs sėdot vakare, pasiėmėt sūdytų riešutų, žiūrit televizorių ir valgot, suvalgėt 100 gramų. Žinot, kiek kilokalorijų? 600 kilokalorijų. Tai jeigu jūs maitinatės normaliai po operacijos, ten žmogus gauna 2000 kilokalorijų ir kiekvieną dieną jisai dar po 600 ten užmeta, tai logiškai, kad svoris pradės augti. Tai riešutai, uogos, tokie kaip vynuogės, šokoladas, olandiškas sūris. Jeigu dar šalia riešutų pasipjaustėte olandiško sūrio. Ir vyno taurė. Ne, tai vyno taurė gerai, bet alaus. Jeigu jūs, taip sakant, vynas, tai čia sveikata, jūs vyną irgi gerkite. Viskas gerai, tęskite. Tai va šitie užkandžiukai, jie šalia to maisto, kuris yra, pradeda daryti. Plius, kodėl žmonės pradeda užkandžiauti? Nu, tai sėdi, dirbi darbą. Na, tai neišeina ten išbėgti. Nu, čia kažkas po ranka pasitaikė, irgi pradedi užkandžiauti. Tai va čia yra vienas iš pagrindinių dalykų, kodėl pradeda priaugdinėti svorį po operacijos. Nes irgi pakeičia savo mitybą. Ir aš tuo net nebejoju, kad su leidžiamais vaistais irgi panašiai. Tai čia, bet kas įdomu dabar su leidžiamais vaistais, jie didina dozes. Tas pats semaglutidas dabar, kur yra 2,4, dabar jau eina tyrimai 3,2 mg. Ta prasme, didėja tos dozės, didina dar dozės, bet didinant dozės dar, ką mes pasieksime, viskas tvarkoja. Mes ir pasieksim tą, kad jūs balansuosite tarp tokio sotumo pykinimo ribos. Man taip, svoris normalizuosis ir kiek jūs nuspręsite taip gyventi, nu čia jau bus kitas. Tai aš galvoju, kad čia pakelsiu kokį porą mėnesių Jeigu dozę didinant. Ne, tai dozę didinant, bet tie tyrimai ir eina, sakykim, tai gerai tiems, kuriems pasiseka, kurie numeta, sakykim, daugiau virš normos, 30, nes yra tokių, kurie numeta 300%, bet yra tokių, kurie non-responderiai. Tai čia gal tiems, kurie be atsako yra, va, ir tikslas ir yra didinti tą dozę ar iki to atsako, ar iki to, kol jisai pradės jausti kažkokį tai diskomfortą. Tai prašau. Tai šiai tokį šailį paudavą? Neišėjo. Jūs įlipot į gerą vaistą. Tai Čia pasaulyje Maskas leidžiasi tokį vaistą, žinot? Tai kai jis kratosi kaip galbūt. Tai čia gal nuo to, tai jūs pabandysite. Jeigu pradėsit kratytis, nutraukit, bet tik 10% kratosi. Aš galvoju, ką pakelsiu 2 mėnesius ir... Negerkit, leiskitės jūs. Tai yra leidžiama. Jo, tai ne, bet Tai yra liga. yra ir geriami, ta prasme, vaistukai, tie patys semaglutidas Lietuvoje ir atsirado geriamas, bet jisai nėra toks efektyvus kaip leidžiamas. Tai jums reikia leistis, bet leistis, va čia, ką mes kalbėjom, jūs turit keisti irgi savo gyvenimą. Jeigu manęs klausite, kur aš nukreipčiau žmogų, tai va tos gairės, kuris yra litna.lt, ten yra viskas surašyta. Žmogus atėjo pas šeimos gydytoją, jam nustatoma liga. Turi būti maždaug 6 mėnesiai darbas su dietologu. Tai maždaug 6 mėnesiai. Taip. Elgsenos terapija taip pat yra svarbu.
Šiuo metu yra jau, sakykime, šeimos toks, irgi geri specialistai kaip gyvensenos specialistai. Jie yra baigę irgi ir apie, jie gali, aišku, dietologas tai yra žmogus, kuris konsultuoja dėl mitybos ten sutrikimo ir taip toliau. Gyvensenos specialistai, jie daugiau konsultuoja apie sveiką mitybą. Sveiką mitybą ten, sakykime, judėjimą ir taip toliau. Jau šitie žmonės yra irgi prie šeimos gydytojų. Tai va čia tas pirmas toksai ratas ir turi būti. Aš visada, kai žmogus, ir kaip taisyklė ateina žmonės, kurie virš 200 kg. Jisai įėjo pro duris. Ir jeigu tu jo paklausi, ar jūs kada nors bandėte numesti svorį, ne. Jisai tai tiesiai pas chirurgą. Tai mes jį nukreipiam tiesiai pas dietologą. Nes žmogus chirurgijai negali ateiti, nu, ta prasme, net nebandęs kitų būdų. Negali, todėl, kad tai yra rizika, todėl, kad tai po operacijos reikės keisti mitybą, tai įvairius dalykus. Ir aš galvočiau, su galva yra labai gerai tvarkytis. Dabar yra ten toj psichoterapijoje tokie vadinami mindfulness, kur jums leidžia savo mintis, analizuoti mintis ir sujungti su emocijom ir pasižiūrėti, kokios mintys jums sukelia tas emocijas, kurios skatina jūs valgyti, atpažinti tas mintis ir stengtis, kad su tuo mintim tvarkytis. Bet aišku, aš galvočiau, dėl ko pasaulis eina iš proto, dėl vaistų ir dėl tų pačių operacijų, dėl to, kad šita dalis yra pakankamai sunki ir norint gauti, bet be jos, aš pilnai tikiu, be jos neįmanoma. Ta prasme, su vaistais tai yra būtinai, jie turi būti kombinuojama, arba kitaip sakant, visą gyvenimą reikės vartoti vaistus. Bet jeigu jūs norit vartoti metus vaistus, pasiekti gerą rezultatą, tai yra labai svarbu sujungti. Nors iš tikrųjų, man atrodo, vienas iš tyrimų, kur buvo vaistų, aš dabar neatsimenu, step 3 ar step 2. Ten buvo 2 grupės. Viena grupė elgsenos terapija plus vaistai, kita grupė tik vaistai. Ir skirtumo jokio nebuvo. Su bariatrinė chirurgija, kas irgi yra įdomu, prieš chirurgiją, jeigu elgsenos terapija yra taikoma prieš chirurgiją, tai rezultato svorio metimui jokio nėra. Bet jeigu elgsenos terapija yra taikoma jau atlikus operaciją, tada rezultatas yra. Tai va, aš čia irgi man įdomu, kaip bus ateityje, galbūt elgsenos terapiją irgi reikia pradėti taikyti, kai žmogus pradeda vartoti vaistus. Tai vienas. 2, yra labai geri tokie tyrimai atlikti anksčiau, kur buvo paimtas 2 grupės žmonių. Ir vieni metė svorį su dieta, kiti metė svorį su dieta ir fizinio aktyvumo. Sportavo ir taip toliau. Jokio skirtumo nėra. Tie, kurie su dieta ar fizinio aktyvumo. Ir tą reikia suprasti, nes reikia labai smarkiai judėti, kaip aš sakiau, šieną pjauti, kad, taip sakant, tas kalorijas išnaudoti. Aš bėgioju 6 km, aš išnaudoju 400 kilokalorijų. Aš grįžau, suvalgiau riešutų, jūsų mėgiamus ir jau viskas. Aš jau, taip sakant, man net nereikia, 60 gramų riešutų aš suvalgiau ir viskas, jau nėra tų mano 6 kilometrų. Tai jie metė svorį, bet įdomu yra ne tame, įdomu yra po to, kad kai jie nustojo laikytis dietos, ta grupė, kuri tęsė fizinį aktyvumą, jie išlaikė numestą svorį. Tie, kurie nutraukė fizinį aktyvumą, jiems svoris pradėjo grįžinėti. Taip kad aš tikrai galvoju, kad čia yra, taip reikia kompleksiškai žiūrėti į tą gydymą. Tai yra vaistai, tai yra elgsenos terapija, tai yra mitybos būtinai, pokyčiai ir fizinis aktyvumas. Nes aš galvoju tikrai, tojais vaistais, jeigu galvojant, sakykime, tą perspektyvą, kad apsibrėžti metus laiko, pavartojat vaistus, numetat tą 20%, kas toliau, tai jeigu manęs klaustų, tai vienareikšmiškai per tuos metus reikia pakeisti irgi savo tam tikros elgsenos.
elgseną ir būtinai įdėti fizinį aktyvumą. Ir tą fizinį aktyvumą turėti tam, kad išlaikyti tą numestą svorį. Dar labai greitai, merginų, apie atsparumą informacijai ir apie socialinius tinklus, dėl to, kad aš puikiai suprantu, kad kai yra didžiulis viršsvoris, kaip yra liga ir jau tada yra vienos indikacijos vaistam ar chirurgijai, bet mes kalbam dar ir apie socialinį medijų įtaką ir mes kalbam, bet dabar kaip praėjo ir Met Gala ir visi kiti Holivudo žvaigždės, dainininkės garsios ir visa kita, sugretintos dvi nuotraukos 23, 24 ar 24, 25 ir jos neturi pusę savo svorio ir jos ten labai gražios, puikiom audom, kūnais ir visa kita. Ir dabar, nežinau, mes pačios, mūsų dukros, jaunos merginos, siekiam to greito efekto. Nenorim sportuoti, norim dar greitai, nes man atrodo, kad vaistai tai yra dar greitesnis būdas negu sportas, paprastesnis. Ir kaip mums tapti atspariom tai informacijos lavinai, kurią mes gauname, tam grožio standartui sukurtam. Ir kaip čia dirbti su ta savo psichologija ir tada eiti per tuos fundamentalius būdus, kaip maistas, sveika gyvensena, mityba, mindfulness ir kaip nesiimti to greito rezultato vaisto. Aš tai gal iš tos psichologinės pusės truputėlį pažiūrėsiu, kad iš tikrųjų labai liūdna, kad apskritai dabar pasaulyje yra toks vyruojantis kūno grožio kultas. Ne? Ir taip norėtųsi kažkaip grįžti prie tų vertybių tokių, priimti savo paties kūną toks, koks yra, autentiškas, natūralus, su savo pliusais, minusais ir taip toliau. Ne? Čia labai susijungia kartu ir su savivertė, kaip aš pats save vertinu, kaip aš save jaučiu. Jeigu savivertė yra paremta vien tik tai per išvaizdą kažkokią, ne, tai labai netvarus dalykas. Tai psichoterapija už tai ir yra tie uždaviniai, kad ne tik kažkokius elgesio modelius keisti, ne, bet ir tą savęs kūno suvokimą kažkaip dirbti su tuo, ne, priimti tą savo kūno vaizdą ir būti tokiam atsparesniam, ne, tom visom įtakom aplinkiniam, nes spaudimas labai didžiulis, socialiniai tinklai, ten daug netiesos. Bet dabar įsijungia dirbtinis intelektas, ar ne, jau iš vis nebeaišku, kur tiesa, kur melas, tai tiesiog stiprinti savo tą savivertę. Daug primetama, ko reikia norėti, ar ne, kaip reikia norėti. O dar jeigu šalkės ateini į parduotuvę, ne? Tai tada taip apsipirksi, kad... Vieną galiu nevalgyti, bet vakare užmušiu, Ne, bet čia iš tikrųjų tas tiesa yra dėl vakaro valgymo. Bet čia matot, čia yra mūsų tikriausiai problema, kad mes kitaip esam pervertę tą valgymą. Jeigu jūs esate tikriausiai visi girdėję, ką sakė Aleksandras Makedonietis apie savo karius, ne? Kad pusryčius reikia savo, vakarienę pietus su draugu, o vakarienę jau priešui reikia atiduoti. Aš vakarienę iš priešų atiduoti. Tai mes tokiesim pavakarieniauti. Visi iš tikrųjų. O dar Aiste, labai trumpas pastebėjimas. Jūs rodėt skaidrę su pasaulio žemėlapiu ir nutukimo indeksu. Lietuvos, jeigu ne gerai pamenu, yra ta pati spalva kaip ir tas pats indeksas kaip JAV. Man atrodo, kad JAV ten jau labai nutukusi karta ir negi mes vejamės. JAV jau pro truputį pradeda mažėti. Jau? Dėl tikriausiai tos vaistų revoliucijos po truputėlį, dabar neradau tik tai skaidruolės, kad pateikti naujos duomenys, bet po truputėlį pradeda mažėti. To augimo tokio eksponentinio. Bet šalis, Italija, ten Portugalija, Ispanija, visos tos karštos šalis, kurie turi picas, makaronus, vyną ir po guliuką po pietų, jie visi žalios spalvos, jie neturi nutukimo. Kodėl? Kas čia saulė? Vis dėlto, žinokit, matyt, jie picų ne tiek daug vartoja, jie daugiau remiasi Viduržemio jūros dieta, kuri skaitoma, kad viena tų tokių geriausių dietų, ką turėtų, kokią mitybą turėtų būti žmogus. Jie valgo daug žuvies, jie valgo daug daržovių, ar ne? Pagaliau jų genetika galbūt yra truputėlį kitokia negu šiauriečių kraštų, kur yra šalčiau, ar ne? Ir jie mažiau linkę kaupti tą riebalinę masę. Iš tikrųjų, ten nutukusi tikrai yra mažiau. Ir gal poguliukas? Poguliukas, tai pamiego, kad deprivacija. Pagrindinis, tai D'Artagnanas irgi pietaudavo miegodami. Tai ačiū Jums labai visiems ir lektoriams, ir auditorijai už
už klausimus ir iš tikrųjų dabar pakviesim su draugais, ne su priešais pasidalinti tą vakarienę čia, dar truputį pasikalbėti apie tai, ką išgirdot, su gydytojus pagaukit, dar pasikonsultuokit ir iš tikrųjų ir tada jau nevėluokim tam naktiniam paguliukui, kad nebūtų to poreikio angliavandeniam šiandien dar vakare. Tai ačiū Jums labai ir lauksim kitose mūsų susitikimuose. Dėkui.